Labadiena, sveiki visiems, esu Daina Kazlauskienė ir šiandien noriu Jums pristatyti temą fizinio aktyvumo svarba sveikatos išsaugojimui. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Kaip manot, ar reikalingas yra judėjimas? Būtina, puikus atsakymas. Ir kiek jūs kartų per savaitę judate? Kaip manot, kiek kartų per savaitę judate? Daug kartų. Judėjimas tai yra bendras, ne? O kiek jūs kartų per savaitę užsiemate fizinę veiklą? Jūs tai dažnai, jūs daugiau tikriausiai negu 3 kiekvieną dieną ir po kiek minučių? Pusę valandos mažiausiai. Man atrodo, ir jūs pusę valandos tikrai mažiausiai linkstat link valandos kiekvieną dieną, taip? Akvilos gyventojai, aš manyčiau. Ir jūs lygiai taip pat. Taip, labai teisingai. Taip. Ir ką norėčiau Jums parodyti? Tuoj mes čia dabar. Jūs matot video. Aš norėčiau dar paklausti, kaip manot, iš ko organizmas sudarytas? Organizmas turi keletą sistemų. Judamojo aparato, kas sudaro griaučiai raumenis, matote, jūs pilnai suprantate, kad tiek kaulai, tiek raumenis yra sukurti tam, kad viena iš funkcijų yra judėjimo. Ne tik, kad palaikytų stabilę kūno padėtį, bet dar, kad būtinai judėtų. Ir kaulų sistema, tiek raumenų, būtent sistema, kaulų, kiek yra kaulų? Kaulų yra virš 200, 207, tiksliau tariant, taip? Kaip manot, kiek yra raumenų? Daug. O kiek tas daug? Taip, labai teisingai, čia iš funkcijų yra virš 600 raumenų, įsivaizduojate? O raumens funkcija, kaip ir sakiau, ne tik, kad palaikyti kūno padėtį, bet kad judėti, taip? Jūs einate, jūs turite judėti. Jūs sėdite, pasidedat ranką, raumenis irgi juda. Reiškia, viena raumenų grupė įsitempia, kita atsipalaiduoja tam, kad jūs sudėtumėt, kilnotumėt rankas, kad jūs atsisėstumėt, atsistotumėt, judėtumėt. Ir ką norėčiau dar pridurti prie fizinio aktyvumo svarbos, kad kaulai, raumenis, virškinimo sistema, peristaltika puoselėjama tada, kada jūs judate. Greičiau virškinimą, į skrandžio rūgštys įsiskiria, kai jūs judate. Lygiai taip pat endokrininė sistema, kvėpavimo sistema. Kad visos organizmo sistemos yra realiai kaip ir priklausomos nuo judesio, dėl to, kad jos optimaliai ir gerai gali funkcionuoti tada, kada jūs judate. Kada jūs duodate kūnų judesio. Jeigu ir moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad jeigu jūs imobilizuojat galūnę, lūžo ranka, 3 dienas jūs gulite. Kas vyksta? Per 3 dienas sumažėja raumenų jėga 10%. Per 3 dienas. O jeigu jūs gulite 3 savaitės ir dar ilgiau, reiškia, jūsų kūnas nyksta. Gerai, jeigu jums yra 25 metai. O kam yra daugiau negu 25 metai? 20 kiek? 27, nu vad. Iki 25 metų, 88, žiūrėkit, šaunuolis, ir jūs kaip judat, pažiūrėkit, jūs kaip sėdit. Jūsų dubens padėtis sėdimoj pozicijoje yra kur kas geresnė negu jaunų žmonių. Iš tikrųjų, taip tikrai paėmus, va dabar kaip jūs sėdit. Nes labai dažnas jaunuolis negeba taisyklingoj pozicijoje užbūti, kaip ir minėjau, ilgiau negu 30 minučių. Būtinai gersim. Paklausom paskaitą, pasportuojam ir geriam kavos. Sutarėm. Pas jumis svečiuose. Ką? Akviloj, pas jumis svečiuose. Sutarėm. Ir dabar dėmesio. Tai kaip ir sakiau, imobilizuota galūnė ir reikia tada, kad atstatyta 10%, jeigu 3 dienas jūs gulėjote, 10% jėgos raumens atstatyti jums reikia 3-4 savaičių. Įsivaizduojat?
3-4 savaičių. Tai yra labai didelis darbas. O realiai moksliniais tyrimais yra įrodyta ir PSO visą laiką akcentuoja, kad šių dienų visuomenė sėdimoj arba sėslioj padėty, kūno padėty, praleidžia daugiau negu 6 valandas. Va ką jūs pasakėt, kad 6 valandos prie kompiuterio mūsų jaunuolis, tai tik patvirtina PSO tyrimus. Reiškia, kuo toliau, tuo vis mažiau judame. O kaip jau nuo senų senovės visi filosofai yra įrodę ir sakę, jau nežinau gilioj tikrai, kad judėjimas tai yra gyvenimas. Ir geros sveikatos veiksnys, vienas iš pagrindinių veiksnių yra kas? Judėjimas. Šaunuoliai, pažiūrėkit, jūs daug ką žinot, jūs realiai viską žinot. Tai dabar, ko aš norėčiau jūsų paprašyti, aš paimsiu vieną kėdutę iš jūsų. Jūs dabar sėdite, ne? Puikiai ir sėdėkit. Ar galima būtų, kad jūs atsisėstumėte ant kėdės vidurio? Kam išeina? Čia pagal aplinkybės. Kam išeina? Ant kėdės vidurio. Liuks. Labai gerai. Ant kėdės vidurio pėdos padėtos. Taip? O dabar kojų pėdos nykštį iškelkime į viršų. 4 pirštai prispausti, tai kojos pėdos pirštai iškeltas į viršų. Nuleidžiam, o dabar atkeliam likusius 4 pirštus, nykštį prispaudžiam, o atkeliam likusius pėdos 4 pirštus. Nuleidžiam, o dabar vėl iškeliam kojų pėdos nykštį viršų, nuleidžiam, iškeliam pėdos 4 pirštus, nykštys prispaustas, kojų nekilnojat, nuleidžiam paskutinį kartą, iškeliam kojų, nykštį viršų, nuleidžiam, iškeliam likusius 4 pirštus, nuleidžiam, pakumščiuojam. Nu, kaip sekėsi? Prastai? Ne, jums turėtų gerai sektis. Įsivaizduoja dabar, ką jūs padarėt. Jūsų kūnas stovi ant ko? Ant pėdų. Ar jūs darote fizinius pratimus judesius pėdom? O kodėl? Taip, toks klausimas, o kodėl mes nedarom? Mes turim stovėti ant pėdų, ant čiurnos sąnarių, o mes su pėdom net nedirbam. Nors nuo mūsų pėdų priklauso mūsų funkcionalumas, mūsų vaikščiojimas, net nuo pėdų padėties priklauso mūsų stuburo padėtis ir įtakoja pėdų padėtis, įtakoja stuburo, nugaros, sprandos skausmus. Jūs įsivaizduojat? Taip, prašau. Bėgiojant, taip, tai jeigu jūs bėgiojate, tai labai gerai, jeigu jūs bėgiojate. Bet irgi, dabar žiūrėkit dėmesio. Aišku, negaliu jūsų išrengti, pratestuoti pėdų, o dabar padarėm pratimą pėdom, kai buvo nykštė atkelti, nuleisti, atkelti likusius 4 pirštus, nuleisti, ne? Jūs dabar dirbot su pėdų skliautais. Ką reiškia? Tai, kad pėdas treniruoti, kaip sakot, bėgimo metu, treniruojasi pagrindiniai raumenys, ne? Pėdos dažnai būna, jeigu bėgant skliautas vidinis nusileidžia, tada jūs bėgat va štai taip. Kelėniai eina į vidų, kas tada vyksta? Tada išoriniai raiščiai trumpėja, kas toliau vyksta? Meniskų yra nestandartinė apkrova, tada į klubo sąnarius, į juosmenį ir visą kitą. Kad jūs galėtumėt, tuoj pasakysiu, tuoj dar padarysim porą pratimų, kad būtų neįdomu, kad jūs galėtumėt bėgti, reikia taisyklingai palaikyti kūno padėtį. Aš tuoj jums parodysiu, bet prieš tai, kad nebūtų taip nuobodu, jūs sėdite, ne? Taip ir sėdėkit, padarėm pėdom, ne pratimą, o dabar žiūrėkit, labai lengvai suraukiam pėdų pirštus, kaip suraukiam vieną pėdai prie kulno, suraukiam avaliniai, ištempiam. Suraukiam avalinėje, suspaudžiam, pėdų neatkeliam, ištempiam, o dabar lengvai suspaudžiam pėdą, ne pėdas, pirštus prispaudžiame nuo nykščio iki 5 piršto, prispaudžiame prie grindų, kaip tikriausiai jaučiat, vidinis skliautas kiek pakilo, kulnai ir dabar kojos tiesiai, atsisėdę ant kėdės vidurio, neatsiremiam ant atramos, neatsiremiam, o pažiūrim, kiek, patestuojam, kiek jūs gebėsit išlaikyti tokią kūno padėtį. Kojo žergtai dubens plotė, pėdų pirštai truputį nusuraukti tam, kad išsikeltumėt vidinį pėdos skliautą. Dabar žiūrėkit, rankos ant juosmens,
Žiūrėkit dabar, nuleidžiam juosmenį, kaip jūs prieš tai daugelis sėdėjot, buvot atsirėmę prie kėdės, dabar žiūrėkit, truputį išrečiam, kaip labai įsitiestumėt, o dabar neutralioj kūno padėtyje paliekam. Reiškia, nei įsitempę, nei atgal, o per vidurį. O žinot, kaip mane mokė Belgijos, dirbau ilgai Belgijos vienoje tokio ligoniai, aš taip pacientus apmokindavau. Jie turėdavo atsisėsti ant rankų ir jausti dyglį, tokį kauliuką. Tada turėjo daryti tą patį pratimą ir dyglys turėtų būti per vidurį, turėtų eiti ant jūsų delnų. Tada dubens padėtis yra skaitosi taisyklingai. Šiaip labai gerai. Čia tai labai gerai. Va dabar taip ir sėdim, kojos, ane. Dabar žiūrėkit, kojos dabar taisyklingai yra. Dubuo taisyklingai, nes per vidurį. Dabar žiūrėkit, lengvai, gerai, stipriai suspaudžiame pilvo raumenį, atpalaiduojame. O dabar, žiūrėkit, rankos ant šonkaulių, lengvai šonkaulius įspaudžiame ir lengvai pilvą truputį įtraukiame. Neįspaudžiame, kad siektų tenai stuburą, bet lengvai jį aktyvuojame pilvą, taip pat ir šonkaulius. Liuks, paliekam taip, kaip seniai, bet nepasikuprinam. Pečiai, žiūrėkit, į priekį, lėtai ramiai per viršų ir ne visai atgal, bet neutralioj padėtyje. Va, puikiai matau, daugelis padarė. Dabar, žiūrėkit, smakras į priekį. Smakras atgal, žiūrim tiesiai, pakauškaulių tempiamės į viršų. Gerai? Ir va taip dabar įsėdėkim, gerai? Aš tuoj nuimsiu laiką. Puikiai, va taip ir būkit, tik rankos nuleistos. Palaukit, aš nuimu laiką, nes pasižiūrim, ar jūs įsėdėsite pusvalandį. Gerai? Tik pusvalandį. Taip, va taip ir būt. Važiuokit, nuėmiau laiką, viskas. Ir bandom, pažiūrim, ar įsėdėsim tiek? Aš manau, kad drąsiai. Kaip jūsų pirštai? Gerai, bet ne per stipriai, taip. Lengvai, gerai, pėdas jaučiate į grindinį, truputį įspauskit pėdas, kaip jūsų pilvas ir šonkauliai, normaliai, ne? Liuks. Dabar, žiūrėkit, dabar dėl įdomumo. Truputį įspauskite dar ir sėdmens, bet raumenis ne tai, kad visai suspauskit, ne. Lengvai įspauskit sėdmens raumenis, va taip, va tonusu, gerai, nes jūs dabar ir klausot paskaitos ir darote pratimų, reiškia, jūs taisyklingai sėdit. Šonkaulių neišrieskit, bet šonkauliai turi būti po savim, nes jūsų šonkauliai va yra štai čia. Liuks, taip ir būkit, va taip ir pabūkit, tiesiog, ramiai. Smakras būtinai po savim, nes dabar jūsų tai yra taisyklinga kūno padėtis ir turit nejudėti. O dabar nejudam 30 minučių išbūnam. Kol jūs esate tokioj padėtyje, aš galvoju, kadangi jau užtrukau didelį laiko dalį, einu prie reikalo, gerai? Puikiai. Tai dabar žiūrėkit, kas yra fizinis aktyvumas? Fizinis aktyvumas griaučių raumenų sukelti judesiai, kuriuos atliekant energijos suvartojimas yra didesnis negu ramybės būsenoje. Kai jūs pasakėt, kiek jūs judat, kiek jūs sportuojat, jeigu jūs atliekat fizinę veiklą, pagal PSO rekomendacijas, kad pasiektumėt naudos organizmui, nes turit jūs paveikti širdies kraujagyslių sistemą, kraujotakos ratą. Kam? Kodėl? Todėl, kad kraujas neša jums maistinės medžiagas ir deguonį. Dabar noriu paklausti, kaip manote, jūs taip sėdite, nepamirštam kvėpuoti, ramiai, kaip manote, kiek jūs išbūtumėt be maisto? Kiek dienų išbūtumėt be maisto? Jeigu dabar neduočiau valgyti, va, esam čia visą savaitę arba mėnesį. Iki mirties. Kiek mes išbūtumėt? 2 savaitės yra rekordas, bijau sumeluoti, bet kiti išbūna 2-3 savaitės. Taip, apie mėnesį laiko, standartiškai. Dabar gerai, kiek išbūtumėt be vandens, kaip manot? Savaitę. Taip, yra kas yra išbuvę truputį ilgiau, bet važiuokit vieni 3 dienas, kiti 7 dienas, taip toliau. O kiek jūs išbūtumėt be deguonies, be oro? Šiaip, pagalvokit, kiek išbūtumėt? Va, maksimum, va, pažiūrėkit, be deguonies jūs išbūtumėt 5, klinikinė mirtis taip jau po 8 kokių minučių, priklauso nuo to, kiek prieš tai buvo tik įkvėpę, ne, užspringimo atveju, jeigu jūs užspringot, tai toksai obstrukcinis užspringimas, kur užkemša kvėpavimo takus, tai iš viso per 40 sekundžių jūs alpstat ir tada jau visas gaivinimo procesas ir galit mirti arba atgaivins. Tai įsivaizduokit, realiai tik keletą minučių paėmus be deguonies. O ar darote kvėpavimo pratimus?
nes tai yra fizinis aktyvumas. Ar darot kvėpavimo pratimus? Kas nors, pakelkite ranką prie to, kaip dabar sėdit. Darot, šaunuoliai, labai gerai. Kaip jūs suprantate, ne, be deguonies mes neišbūtume nie paros. Tai reiškia, mes privalome, rekomenduojama daryti kvėpavimo pratimus. Iki 25 metų, aš jums sakiau, organizmas auga, visos organizmo sistemos, jos stiprėja, jos kelias ir viskas yra labai gerai. Nuo 25 metų iki 35 metų, apytiksliai, čia moksliniai straipsniai, bet apytiksliai, čia toks vidurkis paimtas, ne, nes kaip čia dabar nesupratau, kas čia, pala, 3 minutės su pusė, nesupratau, o sakėte jūs, kad 6 valandas prie kompiuterių sėdėjot vienoje pozicijoje. Pažiūrėkit, po 3 minučių pavargot nuo taisyklingos kūno padėties. Geras variantas. Ar jūs suprantate, ant kiek jūsų kūnas yra pavargęs ir neišlaiko taisyklingos kūno padėties? O sakiau, kad bent 30 minučių turėtų tai būti. Geras variantas. Pailsėjo, labai gerai susikaupė, kadangi jūs esate jo motivatoriai, nes jis dabar turi išlaikyti, kad 30 minučių, bet žiūrėkit dabar. Sutarėm tai, kad įrodžiau, kad išlaikyti kūno padėtį taisyklingoje padėti šių dienų visuomenėje žmonėms nėra paprasta, taip? Bet jūs dabar darykit, kaip jums išeina. Va, nusirenkit, labai gerai, išgerkit vandens, taip, bet ką noriu pasakyti, ramiai, jeigu negali taip įsėdėti, būkit atsipalaidavę, viskas gerai, viskas gerai. Tai ką, 5 beveik minutės, šaunuoliai, kas toliau tęsia, didelį darbą, gersim. Ir dabar žiūrėkit, nuo 35 metų organizmas jau pradeda senti po 0,5–1% kas metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir kaip PSO, Pasaulinė sveikatos organizacija, rekomenduoja, nuo 35 metų mes privalom, aš sakau, bet PSO rekomenduoja atsižvelgti jų normas ir judėti kiek minučių per savaitę. Kas nors žinote? Minimaliai 150, tai pusę valandos per dieną. Bet jeigu jūs gebate ir galite ir norite treniruoti savo kūną ir nesenti, tada 30 minučių per savaitę yra tobulas jums režimas, kad jūs tiesiog gyvuotumėt, kad organizmas tiesiog jaustųsi gerai ir išvengtumėt skausmų ne tik nugaros, klubo sąnario, kelio sąnario ir visa kita. Tai vat, tai dabar, kadangi jūs sėdite taisyklingoje kūno padėty, aš siūlyčiau jums, jūsų psichologė atlikot kvėpavimo pratimus, aš siūlyčiau su manim taip pat atlikti kvėpavimo pratimus. Gerai? Gerai, keletą pratimų. Tai dabar jūs sėdit, truputį lengvai rankos suspaustos pakumščiuojam dar, gerai, kad pagerinti kraujotaką. Kai jūs kumščiuojate, jeigu pas jumis yra aukštas kraujo spaudimas, jūs sunormalizuojat kraujo spaudimą. Jeigu yra per žemas kraujo spaudimas, tai jūs ką darot? Jūs jį pakeliat. Reiškia, kumščiavimas užkuria jūsų širdies kraujagyslių sistemą. Gerai, ir laisvai. Dabar lengvai pro nosį įkvėpsim per 4, lengvai iškvėpsime per 8. Pabandom šitą kvėpavimą. Jeigu neišeina, tada per 2 įkvėpiam, per 4 iškvėpiam, gerai? Kas gali, pažiūrėsim, ar mums išeina per 8 lėtai lengvai įkvėpti, per 4 lėtai lengvai įkvėpti, per 8 lėtai lengvai iškvėpti. Vieną kartą, pabandom savarankiškai, gerai? Per 4 įkvėpiam, per 8 iškvėpiam. Liuks. Ir vėl kumščiuojam. Pakelkite ranką, kam pavyko. Oi, labai gerai, 1, 2, 3, šaunuoliai. Dabar dėmesio, kadangi kai kuriem pavyko, ar galiu jūs pratestuoti iš karto čia dabar. Dabar dėmesio, ar galėtumėt uždėti vieną ranką ant krūtinės, kitą ant pilvo? Liuks, taip kaip esat, taip kaip sėdit. Praėjo, žinokit, tik tai 7,5 minutės, taip kad dar turėtumėt gebėti išlaikyti kūno padėtį tiesę. Taip. Ir dabar, žiūrėkit, aš nuėmu 10 sekundžių. Jeigu galite, įvertinkite, kuri kūno dalis kyla. Ar krūtinė, ar pilvas. Gerai?
10 sekundžių, tai man pasakyti, kuri kūno dalis kyla. Ar krūtinė, tai viršutinė ranka, ar apatinė pilvas, ar abidvi dalis kilnojasi. Sutarėm, 10 sekundžių skaičiuoju, jūs kvėpuojate. Ir stop. Puikiai. Dabar pakelkit ranką, pas ką pakilo tik krūtininė dalis. Krūtinė. Krūtinė. 1, gerai, 2, gerai. Pakelkit ranką, pas ką pakilo įsipūtė pilvas. 1, 2, 3, 4. Nu ir pas jumis liktais pilvas, ne? Pakelkit rankas, pas ką pakilo ir krūtinė, ir pilvas. Liuks. Gerai, geri, visai geri, neblogi rezultatai, gerai. Ar galiu kitą testą padaryti? Labai paprasta, gerai, neužtruksime. O dabar prašau jūsų suskaičiuoti, kiek jūs kartų įkvėpėt ir iškvėpėt. Reiškia, vienas skaičius yra įkvėpimas ir iškvėpimas, gerai? Aš tuoj nuimsiu laiką, tik minutę laiko, jūs turėsite paskaičiuoti, kiek jūs kartų įkvėpėt ir kiek kartų iškvėpėt. Reiškia, vienas skaičius. Jeigu lengviau, jūs galite tik įkvėpimų skaičiuoti. Gerai? Sutarėm? Natūraliai. Pažiūrėjom, kuris jūsų kvėpavimo tipas, o dabar kiek jūs kartų per minutę įkvėpėt. 1, 2, 3, skaičiuojam. Skaičiuokit. Vienas skaičius yra įkvėpimas ir iškvėpimas. Liko tik 10 sekundžių. 10. Ir stop. Dabar, ar galėtumėt pakelti ranką tie, kurie įkvėpė ir iškvėpė, tai buvo vienas skaičius, kažkur 6-8 kartus. Labai, žiūrėkit, visai neblogi rezultatai. Kas įkvėpė kažkur nuo 8 iki 12 kartų. Labai gerai, labai gerai. Kas įkvėpė nuo 12 iki 18 kartų. Labai gerai, gersim. Kas įkvėpė nuo 19 ir daugiau. Gerai. Tai dabar žiūrėkit. Kas įkvėpė tuo 6, 8 iki 10, čia buvo vienas dalyvis, taip, tai yra išnykę dinozaurai. Tokių žmonių jau retas, kuris tiek kartų per minutę tik įkvėptų. Reiškia, čia jau yra treniruotas kūnas, galima taip tokias išvadas sakyti. Standartas šių dienų visuomeniai yra apie 16-18 kartų, tai yra tokia šių dienų visuomeniai taip yra norma, nes sėdima padėtis, sėslus gyvenimo būdas. Kas kvėpuoja daugiau negu 20 kartų, 25 ir dar daugiau, tai reikėtų sunerimti. Reiškia, ką tai reiškia? Kad jūsų vidaus organai, jūsų raumenys, jūsų visas kūnas turi gauti deguonies. Kaip jūs žinot, be deguonies mes net neišbūtume net 10 minučių realiai, nie paros neišbūtume. Reiškia, mes turim gauti deguonies. Jeigu jūs sėdit, nejudat ir dar gyvybiškai funkcionaliai nekvėpuojat, nedirba diafragma, nedirba tarp tokie šonkauliniai yra raumenys, kurie padeda ir kvėpuoti. Ką tai reiškia? Reiškia, jūsų organizmas pilnai neprisotinimas yra deguonies. Aišku, jūs galite pasakyti, nes tikriausiai jūs esat gudrus, kad perima kvėpavimo vaidmenį oda. Ir kai žmogus būna toks, žinot, kaip sėslus, tik tai guli, jie dažnai būna pigmentinių dėmių apėmę, nors nemato saulės. Ką tai reiškia? Kad pigmentinės dėmės ir atsiranda nuo to, kad oda perima kvėpavimo funkciją, jinai teršiama pigmentiniam dėmėm ir visa kita. Ir dažnai tokių pacientų, kurie guli, kilnojasi tik krūtininė dalis. Tai realiai kūdikis gimė, jis įkvėpė
ir jis pradėjo kvėpuoti diafragmą, pilvu galima, taip sakyti, ne, kad jums būtų paprasčiau. Paskui nuo sėslaus gyvenimo būdo perėmė funkciją krūtinė ir tapo toksai kvėpavimas daugiau mišrus arba tik tai krūtininis, tai reiškia čia tinginių kvėpavimas, va taip man profesorius grubiai pasakytų. Ir kaip aš minėjau, kai dirbau Uziu tokioj Belgijoje ligoninėje, jie sakydavo, atydavo pas mane profesorius, sakydavo, Daina, noriu uždirbti daug pinigų, diferencijuoki klientus. Ateina klientas, pas tavį konsultaciją ir tu pamatai, jis kvėpuoja diafragmą. O gerai, reiškia, tu turėsi daugiau pinigų, nes jeigu diafragma, tai mažai pinigų turėsi, nes reiškia, kvėpavimo būdas geras, reiškia, į deguonimi prisotino galvos, smegenys, vidaus organai, reiškia, jis mažiau turės lėtinių ligų. Jeigu kvėpuoja krūtinė, nesituština kiekvieną dieną, nes dar turėjau paklausti, kiek kartų per dieną tuštinasi. Ir jeigu dar yra tokie papildomi testai, reiškia, jis gali turėti ir Parkinsono ligą, ir insultą, ir širdies, kraujagyslių ligas, ir gali vardinti vidaus organų ligas ir visą kitą. Dėl to, jau greit mes baigsim, dėl to yra labai svarbu taisyklinga kūno padėtis, kvėpavimas ir optimalus judėjimas, nes vien tik tai jums sėdėti ir čia rankas palankstyti neužtenka, mums reikalingas yra judėjimas. Aš noriu jums kitą tokį video užleisti, ar iš jau čia praėjo. Dabar žiūrėkit. Noriu, tuoj prodau video ir iš karto klausimas bus. Ar jūs atpažįstat save? Ar jūs prieš ateidami šitą auditoriją atsisėdę, sėdėjote štai tokioj kūno padėty? Ar jūs prie kompiuterio kada nors paleidžiat nugarą ir sėdi taip? Tikrai? Pažiūrėkit dabar. Kurie raumenys sutrumpėja, violetinė spalva, tuo žmogutis pradės rodyti, kaip yra tampomi raumenys. Žiūrėkit, sutrumpėja viršutinis trapecinis, kaklo raumenys. O dabar, žiūrėkit, puikiai jūsų jaunuolis daro, jis tai pabuvo, jis prasitampo. Ką tai reiškia? Realiai, minimum kas 2 valandas jums reikalingi pratimai. Kvėpavimo pratimai ir taip pat prasitempimo, tempimo, funkciniai pratimai, kad jūsų kūnas neužsisėdėtų, vieni raumenys nesutrumpėtų, šitie tampa silpni, persitempę ir raumenynas jūsų neišlaiko apkrovos. Ir iš kur atsiranda kaklo skausmai, iš kur atsiranda padidinti skausmai juosmeniniai daly, padidinto, žiūrėkit, tokios kaip išvados, padidinta kifozė, skoliozė, padidinta lordozė kakliniai daly. Viskas, daugelis atsiranda tokių struktūrinių pakitimų nuo netaisyklingų kūno padėčių. Vienas iš netaisyklingo kūno padėtis tai yra, kaip jūs sėdit. Todėl ir būtina sėdėti taisyklingai. Pažiūrėkit, jūsų stuburas, pilvo raumenys trumpėja, kaip jūsų stuburas kreipiasi ir kodėl atsiranda išvaržos. Iš kur atsiranda išvaržos? Jeigu jūs sėdit 6 valandas per dieną prie kompiuterio, aš tokioj padėty, tai kaip jūs įsivaizduojat? Jūsų, čia tai kaulas, čia tai yra judri medžiaga, kuri ir slankiojasi. Dėl to skaidulinis žiedas prasitempia, išsilieja diskas ir atsiranda išvaržos. O ką tai dar reiškia? Kad užspaudžia nervus. Ir kaip jūs neturėsite skausmų, jeigu mes pastoviai netaisyklingai sėdime. Todėl, jeigu turit galimybę kas valandą pakeisti kūno padėtį, būtų tobulai. Jeigu neturit galimybę kas valandą, privaloma, arba turėčiau sakyti, rekomenduojama kas 2 valandas pakeisti kūno padėtį. Kas 2 valandas. Matot, kaip viskas pakinta ir pakinta iš kaulinės struktūros. Minkštieji audiniai taip, bet ir kaulinė. O sakykit, kaulų viena iš funkcijoje yra, ne tik atraminė, bet jinai sukuria ertmes, kuriuose yra vidaus jūsų organai. Ir kai jūs sėdite taip, tai jūsų organai irgi yra spaudžiami. Galit patikėti? Kai jūs dabar žiūrit į mane tokiais kaklais, čia kaklo raumenys trumpėja, nes prieš tai, kai sakiau, tai reikėjo prasitempti, ne? Ir pakauškauliu, ašis turi būti tiesi. Tai žiūrėkit, ta proga, jeigu dar turit laiko, o kadangi mes sakėm, būsim net 8 valandas, nes aš turiu ką jums pasakyti ir pamokinti, tai dabar žiūrėkit, labai daug ką noriu pojūti kaklo,
dabar tokius tam tikrus judesius, kad jūs žinotumėt, ką namuose atlikti. Tuoj baigsim. Ir aš noriu dar noriu parodyti tokius judesius reabilitacinius, kur pratemptumėt, kaip pasakyti, raumenis pagal nervo eigą ir kartu ištemptumėt ir nervus, pavyzdžiui, kūninį nervą ir visą kitą, gerai? Tai klausimas. Taip, gali būti, bet tikėtina, kadangi jūsų yra jaunas organizmas, kad jūs sportuodamas, kadangi jau organizmas pradės apšilinėti visos gyvybiškai svarbios sistemos, kad įsijungs diafragma, nes jūsų tikriausiai dar pilvo raumenys nesunykę, nes jums yra, kiek sakėte, iki 25 metų. 16, nu tai va, labai gerai. Tai nebūtinai, vienas iš tų tokių būdų yra taip, ką jūs pasakėte, kitas tai, kad įsijungs diafragma ir jums kompensuos, tada įsijungs treniravimo režimas kvėpavimo sistemai. Tai va, tai jūs, žinokit, jūsų dar amžius labai yra puikus, kur jūs galite daug ką nuveikti, daug ką ištreniruoti ir sumažinti ne tik senėjimo procesus, bet dar sumažinti skausmus, mirties riziką ir visą kitą. Taip, kad šaunuolis, kad jūs atsižvelgiat į visas rekomendacijas ir sėdite taisyklingai ir kaklas ir stengiatės palaikyti savo kūno formą tinkamai. Tuoj baigsim. Tai dabar žiūrėkite. Padarom taip. Atsisėdę vis dar tinkamai. Mes prieš tai įkvėpėm, kas negalėjo per 2 įkvėpėm, per 4 iškvėpėm, kas galėjo per 8 įkvėpė, per 4 įkvėpė, per 8 iškvėpė. Dabar dešiniu pirštu smiliume, užsikimšime dešinę šnervę. Ir dabar žiūrėkit, pro kairę lėtai ramiai per 2 įkvėpsime, apkeisime, per 4 lėtai iškvėpsime. Gerai? Tada kai iškvėpėm, per 2 įkvėpsime, per 4 lėtai ramiai iškvėpsim. Gerai? Čia padarom tai 3 kartus, 3 ratus, gerai? Per 2 įkvėpėm, per 4 lėtai ramiai iškvėpėm ir akcentuojam šonkaulius. Taisyklinga kūno padėtis, pėdos tikiuosi ant grindų ir jos tiesiai žiūri. Vis dar pirštai lengvai suspausti, ne, kad vidinis skliautas būtų tinkamoj padėtyje. 3 ratai, neskubant, per 2 įkvėpiam, per 4 lėtai ramiai iškvėpiam. Šitas kvėpavimas dar ir lavina galvos smegenis, nes jūs įkvėpėt per vieną šnervę, iškvėpėt per kitą šnervę. Liuks. Ir laisvai prakumščiuojam. Liuks. Taip. Jeigu viduj labai priklauso nuo to, ar delne, ar riešo sąnariai. Jeigu riešo sąnariai, tai gali būti ir tunelinio riešo sindromas ir kai kurios ligos, bet čia nebūtinai. Aš parodysiu keletą judesių, pažiūrėsim, gal padėsiu jums, gerai? Liuks. Būtinai. Būtinai pasakysiu. Dabar žiūrėkite. Žinok, jau nedaug labai liko. Dar padarom keletą pratimų ir jau baigsim, gerai? Dabar dėmesio. Padarėm šitą kvėpavimo pratimą, kuris jungia ir galvos smegenis. Dabar, kai įsijungia galvos smegenis, taisyklingoj padėty jūs esate, ne, patreniruojam dar ir galvos smegenis. Turite dešinę ranką, taip? Gerai. Dabar žiūrėkit, dešinė ranka, braižome ranką apskritimą. Liuks, šaunuoliai. Turite kairę ranką. Kairę ranką tuo pat metu reikės braižyti trikampį. Gerai? Ir dėmesio, žiūrėkit. Apskritimas ir trikampis. Kaip jūsų pėdos, braižom, kaip jūsų pilvas, kaip jūsų šonkauliai, tarpumentis, smakras, kvėpavimas, tikiuosi, jūs nemažiau per 2 įkvėpėt, per 4 iškvėpat. Labai, liuks. Stop. Šaunuoliai, pažiūrėkit, treniruojate jau galvos smegenis. Įtampa nekyla, kaip čia braižyti. Abudu pirštai turi dirbti.
Abi dvi rankos turi dirbti vienu metu. Vienu metu. Dabar žiūrėkit labai gerai. Apkeisim rankas. Kairė ranka braižys ore apskritimą, dešinė ranka trikampį. Ir užsimerkiam. Užsimerkiam, pažiūrėkit, tikrai turėtų geriau sektis. Viena ranka ir kita vienu metu. Kaip jūsų tarpumentis, kaip jūsų pilvas, kaip jūsų pėdos. Šaunuolį, įmanoma, pažiūrėk, visas galas juda, kaip gerai. Liuks, patrinam rankas, šaunuoliai, patrinam rankas, trinam. Tuoj. Bet šaunuoliai labai gerai, žiūrėkit, pradėt turbo treniruotę galvos smegenim. Jaučiat? Ar jaučiat? O žinot, kas dar yra neįtikėtina, kad jūs dabar padirbot, jūs veikiat ir hormonus, jūsų laimės hormonas išryškėja, ne? Nes jums yra kažkokia kitokia veikla, pagerina virškinimo trakto irgi tą peristaltiką, nes jau jūs apšilot, liktai žinai jau tokia, kaip ir sakau, organizme sušilimas, bet dar ne pabaiga, žiūrėkit, padarėm galvos smegenim, padarėm kvėpavimo pratimus, dabar būtina padaryti ir kaklui, kadangi kai atėjot pas mane, aš mačiau, kad jūs žiūrėjote skaidrės tokioj padėtyje, kaklinėje, ne? Dabar žiūrėkit. Rankos laisvai, jūs vis dar sėdi tiesiai, pėdos dar yra ant grindų, o šaunuoliai, dabar gerai, pėdas spaudžiam griežtai į grindinį, liuks, kelėniai turi būti tiesiai, o, žiūrėkit, kuo tiesiau, liuks, dabar tarpumentis suvestas, rankos lėtai ramiai gali būti padėtos ant grindų, žiūrėkit į mane, bus taip, smakras į priekį, smakras atgal, tempiamės pakauškulių, tempiamės 3, 2, 1, paleidžiam galvą, dabar žiūrėkit, smakras į priekį, smakras atgal ir vėl tempiamės 3, 2, 1, paleidžiam. Smakras lengvai po savim, tik neiškyva, labai gerai, dabar žiūrėkit į mane ir žiūrėkit pirmiausiai į mane, o paskui kartu darysim. Aš pakelsiu truputį galvą, kol nesijaučia kaklo skausmai, taip? Smakras yra posėdį. Išvesiu apatinį žandikaulį į priekį ir pratempsiu priekinę kaklo dalį. Žiūrėkit. 3 ir apatinis žandikaulis. 2 kvailas pratimas, bet žinokit, labai naudingas. Ir 1. Lėtai ramiai suglaudžiam ir nuleidžiam. Nuleidžiam galvą. Puikiai. Ranka dešinė nuleista, kairė ranka ant dešinio peties. Liuks, tarpumentis suvestas, smakras tiesiai. Žiūrėkit, kairė ranka spaus dešinį petį, tarpumentis ne į priekį, tarpumentis suglaustas. Dabar dėmesio, vėl lygiai tas pas bus. Smakras į priekį, smakras atgal ir smakru pasuksime galvą į šoną. Liuks. Lėtai, ramiai grįšime. Lygiai tas pats, bet į rankas spauskit petį ir šito peties nekelkit, jisai nuleistas. Lygiai tas pats vėl į priekį, atgal. Dabar žiūrėkit, atgal, tempėtės ir nosis, akį žiūri tiesiai, mes ausimi bandysim siekti petį, nors petį tempiam į apačią ir šita ranka į apačią. Švelnus pratempimas. Turi labai gerai jaustis trapecijos kraštas. O. Va. Šaunuoliai 3, 2, 1. Ir laisvai. Liuks. Paleidžiam galvą, grįžtam, paleidžiam. Liuks. Normaliai. Rankos į priekį nykščiais. Dabar žiūrėkit. Pilvas įtrauktas, kojos padėtos, vis dar spaudžiam į grindinį, taip. Šonkauliai po savim. Ratuku. Ratuku. Rankos į viršų, rankos į priekį, va. Nykščiais. Liuks. Rankos tiesios per alkūnės sąnarius. Tiesios per alkūnės sąnarius. Į kitą pusę. Į kitą pusę. Tarpumentis, ne kaklas, tik tarpumentis. O dar dirbam. Va. Turite išjudinti. Apšilo. Liuks. Palaukit, o dabar rankos kiek išeina į viršų. Ir dabar ratuku. O dabar ratuku. Nu, padarom, dirbam. Pilvas kaip įtrauktas, negalima virsti, nes turi pilvas būti stiprus, o nugara turi būti nukrauta.
Prisimenat šonkauliai? Šaunuoliai. Dabar truputį dar į mane, šonkauliais, va, į mane. Va, liuks. Į kitą pusę. O, puikiai. Šaunuolė. Liuks. Apšilot ir lėtai, lengvai nuleidžiam. Tuoj baigsim. Liuks. Labai gerai. Ir ką padarom? Pratimus kitai daliai kūno, kitam kaklo. Žiūrėkit, ranka nuspaudžiam, čia nuspaudžiam. Ir vėl bus tik tai į priekį, atgal, pasuksime. Kaip jūsų pilvas, šonkauliai, va, ir pasukam. Liuks. Į priekį. Spaudžiam ir vėl į priekį. Atgal. Ausis bando pasiekti petį. Laikom. Liuks, kiek išeina? 3. Tik taip. 2. Ir 1. Ir lėtai. Ramiai. Tuoj, ramiai. Ir vėl rankas į priekį. Paskutintas. Ir žinokit viskas. Prispaudžiam tarpumentį ir ištempiam į priekį. Rankos tiesiai. Taip, paskutinis. Viršutiniai kūno daliai paskutinis. Prispaudžiam, ištempiam. Prispaudžiam. Juk jūs nenorit turėti kuprelės, norit būti gražus, tvirti. Taip, smakras po savim. Dar 3 kartai. 3, 2 ir 1. Ir laisvai. Pakumščiuojam. Nu, kaip jaučiatės? Apšylė jau. Labai gerai, labai gerai. Pakumščiuojam. Ir dabar, kol perjungsiu skaidrės, ar galėtume tiesiog pirštais vieną prie kito paliesti? Šitą jau tikrai galėtumėte, ne? Liečiam ir stengiamės išlaikyti kūno padėtį dar kuo tiesesnė, kuo tiesesnė. Gerai. Gerai. Tai dabar žiūrėkit, laisvai. Tai ką mes dabar darėm? Ką mes padarėm? Moksliniais tyrimais yra įrodyta tai, kad daugelis žmonių naudojasi telefonais. Jūs naudojatės telefonais? Visi beveik, pakelkit ranką, kas naudojasi. Gerai, pakelkit ranką, kas kalba vienu metu ilgiau negu 5 minutės. Yra tokių? Skambutį, jo, kalbamės ilgiau negu 5 minutės. Gerai, tik keletą. O kas daugiau negu 2? Žiūrėkit, mažai kalbat. Labai gerai, labai gerai. O kas, kaip pasakyti, skaito telefoną, skrolina ilgiau negu 5 minutės vienu metu? Ai, nu va, truputį daugiau yra, ne? Bet irgi. Tuoj. Tai žiūrėkit dabar. Yra įrodyta, bando tai labai stipriai paviešinti šią informaciją dėl to, kad telefonai yra šių dienų toksai irgi pasyvumo rodiklis, dėl to, kad kai pradedat naudotis telefonu, ypač naršyti informaciją, jūs užtrunkat ilgiau negu 5 minutės. Jeigu jūs einat kalbėdami telefonu arba žiūrėdami į telefonų, sėdite arba eidami žiūrite į telefoną, yra įrodyta, kad po 5 minučių kiekvieną dieną naudojimosi telefonu išryškėja, padidėja kaklo skausmai, išryškėja kaklinė lordozė ir padidėja krūtininės dalies kifozė. Kas šitoje nuotraukoje ir matosi, kaip mes, kai žiūrim į apačią telefonu, išryškėja kūno pakitimai. Ir tai yra įrodyta, kad sukelia skausmus ir tam tikrus pažeidimus. Tai man to čia tikrai nėra naujiena. Taip? Tai dabar klausimas, tai kodėl mes vis dar iki šiol naudojamės telefonais ilgiau negu 5 minutės, žiūrime palenkę galvą į telefono ekraną? Būtina laikytis ergonominių padėčių. Taip pat, kaip jūs dabar sėdit, pažiūrėkit, jau pasimankštinot, jau žiūrėkit sėdit kur kas geriau. Ane? Jau pažiūrėkit, net nereikia įrodinėti, net nereikia sakyti, prašau atsisėsti, taip, toj baigsim. Jau automatiškai jūsų kūnas pailsėjo ir jau jūs gerai jaučiatės. Prie to paties, jeigu jūs leisite, kad jums neskaudėtų kaklinės dalies, krūtininės dalies juosmens,
parodysiu slaptus tokius judesius, gerai? Dabar žiūrėkit, kvailas pratimas, bet jisai labai daug perka. Ar galite sudėti smilį su nykščiu? Pirštai atitraukti, kuo labiau atitraukti ir ištempti. Čia, žiūrėkit, jūs pratempsite tam tikras raumenų grupės, kurios eina pagal nervo eigą. Žiūrėkit dabar, kvailas pratimas, bet, kaip sakiau, daug perka. Įsidėsime į ausį, kita ranka paprastai, dabar su dešinė ranka. Alkūnė, aišku, jūs nėra padėties, bet prasiplėskit, kuo daugiau atgal. Gerai. Kaip jūsų kojos, kaip jūsų pilvas, kaip jūsų šonkauliai, tikiuosi neiškelti, o nuleisti, kaip tarpumentis, kaip smakras. Žiūri tiesiai, smakras po savim, tikiuosi. Atsistosiu čia, kad jūs į mane tiesiau žiūrėtumėt. Gerai, pirštai atitraukti, liuks. Dabar žiūrėkit, tik 10 kartų, žiūrėkit, tiesiam tarpumentis suvedas, ištiesiam ranką, pilnai pirštus atitraukiam, ištempiam ir važiuojam. Šonkauliai po savim, lengvas kvėpavimas, kaip kvėpuojat, per 2 įkvėpėt, tikiuosi per 4 iškvėpėt. Nes, kaip žinot, per dažnas kvėpavimas nenaudingas, reikia retinti. Kaip jūsų galvos pradedat jausti? Ką nors jaučiat rankose? Ištieskit. Kuo labiau ištieskit, tarpumentis suvestas ir alkūnė. Liuks. Dar liko 4. Smakras po savim griežtai. Liuks. 3. 2. Pirštai atitraukti. Ir 1. Jaučiat ką nors? Padedam. Tarpumentis. Pečiai nuleisti. Apšilo kas nors ar ne? Jaučiat ką nors? Labai gerai. Dabar žiūrėkit, kam išeina, pirštus dedam čia. Jeigu nenorit mokėti daug pinigų reabilitologui, šitas pratimas, kad nuimtų dilgčiojimą rankose, į sprandą tokį kaip skausmuose, tai šitas yra tobuli judesiai. Žiūrėkit, normaliai pirštai kuo daugiau nuo savęs ištempti. Lygiai dabar iš tokios padėties, kai riešas kuo labiau prispaustas prie galvos, 10 kartų. Tempiam pirštus. Turit jausti visą čia tokį lengvą tempimą. Pirštai prispausti prie ir galva tiesi. Ir važiuojam. Kūnas tiesus. Kuo daugiau pirštai už pakaušio. Ir galva tiesesnė. Va, tiesesnė dar ištieskit. Ne, po savim va. Liuks, liko 3. Tarpumentis suvestas, pečiai nuleisti. 2. Liuks. Ir 1, nepaleidžiam rankos, o dabar sudedam kuo labiau pirštai ir laikom. Tirpsta? Taip, būtent, ką noriu jums parodyti, būtent, jeigu spausti tam tikri raumenys, suspaudžia nervus, jums nutirpsta. 3, 2, 1 ir laisvai. Reiškia, jūsų yra netaisyklinga kūno padėtis, jeigu tokius judesius darant jau jums tirpsta. Čia yra prevencija, kad jums neskaudėtų ir prevencija, kad tuos, galima, kaip čia pasakyti, buitiškai tuos nervus atleistų. Va šitas yra judesys, kada jūs net jaučiate tą visą poveikį. Liuks, ar yra kam dar pasijauti apšilimas, nes visa ranka tokia, taip, labai gerai, reiškia, jaučiat poveikį. Šitą pratimą darant, jums nueis skausmas iš kaklinkai būna, žinot, kaip iš kaklinės dalies, liktais plinta, ne lokalus, bet toksai migruojantis, liktais plinta, liktais iš žastą, liktais į dilbį, liktais į pirštus, taip toliau. Tai šitas yra prevencinis pratimas. Liuks, dabar lygiai tą patį duoda tonusą mūsų jaunuolis, kad reikia lygiai tą patį su kita puse padaryti. Kūnas kaip atsisėdė žergtai dubens plotyje ant išorinių pėdos kliautų, pilvas lengvai įtrauktas kartu su šonkauliais, smakras po savim, tarpumen, lygiai tas pas su kita puse. Kas nori, pirštus atitraukiam ir 10 kartų. Tik kūnas yra tiesus. Liuks. Tiek daug gali. Tempkit pirštus. Dirbam. O šaunuoliai. Tik 10 kartų. 10 kartų. Dar 4. 3. 2, va, ir 1, pirštai truputį už, o liuks ir važiuojam, lygiai tas pas 10, 9, liuks per daug, aišku, dabar mes suskubėjom, nes mažai laiko turim, bet kuo lėčiau, kuo ramiau, jūs prieš veidrodį, kai darysite, iš viso jausit
Pečiai turi būti vienoje juostoje. Va labai gerai jūs dabar smakras po savim. Puikiai dirbat, puikiai. Svarbiausia, kad jaučia. 3, liuks, 2 ir paskutintas 1. Ir uždedam pirštus, o liuks pratempiam. Dar 3, 2 ir 1. Ir laisvai paleidžiam kūną, pajudinam pečių juostą į vieną pusę ir į kitą pusę. Labai mažai laiko turim, o pasirodo, kaip ir sakiau, turėjom daug ką pakalbėti, apie daug ką pakalbėti dar. Bet žiūrėkit, dėmesio. Rimtai, šaunuolis. Man patinka jūsų užsidėgymas, labai gerai, va tą ir noriu išgirsti, kad jūs norėtumėt, kad sakytumėt, Daina, neišeinam, dar pasiliekam, taip. Kavos visą laiką spėsim išgerti, tačiau pajudėti taisyklingoj kūno padėti ir kažko išmokti naujo ne kiekvieną dieną. Ir dabar žiūrėkit, ką aš noriu akcentuoti. Taip, tikrai gersim. Ką noriu akcentuoti? Nuo 35 metų organizmas pradeda senti, ne, jau čia nieko nepadarysi. Yra, kaip minėjau, pasaulinės sveikatos rekomendacijos, būtent sukurtos tos visos gairės. Ko reikia nepamiršti? Kad kaulų retėjimas atsiras, korėtas, kaulų, toksai, kaip kaulų retėjimas, korėta kaulinė medžiaga atsiras, jeigu jūs nejudėsit. Aišku, dar lemia ir hormonai, kas be ko. Bet kaulų tankis priklauso nuo jūsų judesio. Dėl to, kad, paklausykit, žiūrėkit, iki 15 metų vaikai viskas puikiai, jie gauna tiesioginę kraujotaką savo stuburui. Po 15 metų tiesioginė kraujotaka stubure pranyksta. Tada kaulai gauna maistinių medžiagų, nes reikia gauti kalcio visų, magninių, visų maistinių medžiagų. Jiems reikia to pačio skalogeno gauti iš maistinių medžiagų, o kaip gauna pagal tam tikrus osmoso tokius slėgius. Tik tai, kai jūs judat, kai jūs apkraunat kaulą, tada medžiagų apykaita, būtent gyvybinis procesas kauluose ir vyksta. Tai, kai nuo 35 metų pradeda senti, jau minėjau, po 0,5, po 1%, čia maždaug apytiksliai, nuo kiekvienos sistemos, mums reikia atlikti jėgos pratimus. Ir pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja 2 kartus per savaitę, rekomenduoja būtinai atlikti jėgos pratimus. O kas yra jėgos pratimas? Mankšta. Svorius, bet žiūrėkit, visi labai iš karto išsigąsta. O jūs kilnojate svorius? Pakilnoja svorius. Taip. Žiūrėkit, jums nereikia, jeigu jūs neturite trenerio arba neinate sporto klubą, jums, kad sumažintumėte kaulų retėjimą kojose, jums ko užtenka? Pritūpimų, bent jau. Jeigu, aišku, paimtumėt prie pritūpimų dar svorių, tai būtų tobula. Dabar žiūrėkit, yra irgi įrodyta, kad jeigu jūs padarote 4 serijas, po bent jau 12 kartų pritūpimų, jūs jau sumažinat nuo 30 iki 40 kilokalorijų, tai yra jau neblogai, ne? Ir plus jūs sumažinate riziką progresuoti osteoporozį. Tai reiškia, jums užtektų 4 serijų, 12 kartų atsistojimas, atsisėdimas, ar su svoriais, ar pačiam, jau jums būtų kūnui kaip gydymo metodika ir dar sudegintumėt kilokalorijos. Ir plus, žiūrėkit, jeigu jūs pritūpę, atsisėdę, atsistoję, pažiūrėkit, kiek jums metų priminkit? 88 sakėt? 88 ir jisai jau daro pritūpimus taip, kaip sakytum, 2 kartus, žiūrėkit, atsistoja, atsikelia. Tai yra puiku. Tai yra puiku. Ir, žiūrėkit, puikiai. Ir jeigu jūs atlikdami tokius pritūpimus sušiltumėt, reiškia, kad paveikti organizmą, jūs turite arba fizinį krūvį apskaičiuoti pagal pulsą,
ką mes mokinsime kitos paskaitos metu, jeigu jums bus įdomu, arba pagal kūno rodiklius. Tai ką tai reiškia? Sušilti, kad kvėpuotume, toksai turėtų būti kvėpavimas, kad galėtumėt kalbėti, bet tokia kaip aš dabar, vedama pasta pridustusi, ne? Tada reiškia, jūs treniruojat jau ir kvėpavimo sistemą, ir kitos sistemos įsitraukia. Ir jeigu jūs dar sušylate, ne, veido skruostai, lyg tai įsigauna tonusą, kvėpavimas toksai, kad kaip pridusdama jūs galite kalbėti, reiškia, jūsų toksai kūnas, kuris jau treniruoja ne tik kaulus, bet ir širdies kraujagyslių sistemą. Tai reiškia, apie 60% nuo maksimalaus širdies trūkimo dažnio, 60% krūvis. Apie tai galėsim pakalbėti kitos paskaitos metu. Sutarėm? Taip. Taip, matot, kaip, žiūrėkit, vaistai, kas yra vaistai, tai yra sintetinė medžiaga. Ir plus, organizmas yra sukurtas, žiūrėkit, skrandžio rūgštis viską suvalgo. Ir va tokius kaip vaistus. Todėl, kad tai yra sintetinė medžiaga, jie kaip apsaugo, skrandžio rūgštis suvalgo, ne? Ir kiek jums ten tų vaistų patenka į organizmą, tai čia klausimas, kiek patenka. Visa esmė, šiaip kompetentingas gydytojas, jeigu jau liepia gerti vaistus, reiškia, jau yra tikrai ženkli osteoporozė žymi, turėtų jums sakyti, miela ponia, nežinau jūsų vardo, bet dar turit ir atlikti tam tikrus jėgos pratimus. Su jums turėtų skirti reabilitaciją, dirbti mažiausiai kineziterapeutas ir jūs turėtumėt kelti tokius tam tikrus svorius, kad jūs galėtumėt iškelti iki 12, iki 15 kartų, kad jie būtų tokie apkrovos, bet iš taisyklingos kūno padėties. Tiesiog bent truputį, bent pastovėti su svoriais ir bent rankas taip išlaikyti, kad būtų tai saugu, bet kartu, kad paveiktumėt ir giriaučių raumenyną ir taip pat, kad kaulus sustiprintumėt. Tai privaloma, iš tikrųjų turėtų skirti. Bet matot, kodėl? Todėl, kad skirti reabilitaciją kainuoja gal ir pinigų, ir laiko, ir tų pacientų be proto daug. Tai va tas yra ženklus. Bet kadangi mums dar mūsų galas rodo pavyzdį, jau reikia baigti, ne? Tai žiūrėkit, paskutintas. Jūs sėdėjo tik valandą laiko, privalom atsistoti. Žiūrėkit dabar, kojo žerptai dubens plotė. Gerai, žerptai dubens plotė, pirštai žiūri tiesiai. Dabar žiūrėkit, kojų nykštys iškeltas į viršų, likę 4 pirštai prispausti, pilvas kojų nykštys iškeltas į viršų, ne? Pėdos, ne, žiūri tiesiai pirštai. Pilvas įtrauktas sėdmens raumenis, šonkuliai po savim smakras. Nykštys ir dabar tik tai nykščius keliam į viršų ir pratempiam smakras į priekį, pratempiam 3, 2, 1 ir laisvai. Žiūrėkit, lygiai tas pats. Dabar žiūrėkit, kas galit, kas negalit, nedarykit. Paskutinti ir viskas, tikrai Živilę paleidžiu. Dešinė koja per save, pilvas įtrauktas, dešinė ranka ir žiūrėkit, dešinė ranka nykštys atgal, švelniai pratempiam šoną. Galit ir ant dubens ir kartu. Jaučia tempimą iš šonų. 3 pilvas įtrauktas, 2 ir 1. Lėtai ramiai. Kita pusė. Tik 3 skaičiukai, pilvas įtrauktas, nykštys už nugaros. Šoną turi jaust, pilvą įspauskit, sėdmenis įspauskit. Ir laisvai. Rankos už nugaros, smakras po savim, prasitempiam. Pilvas įtrauktas, sėdmenis įspausti, pėdo žiūri tiesiai, ant išorinių skliautų ir laisvai. Paplokit savo, ačiū už darbą, puikiai. Šaunuoliai. Iki kito karto, šaunuoliai.